Ketvirtadienį paryčiais Vilniuje liepsnojo automobilis. Neatmetama, kad mašina galėjo būti padegta. Tai vaizdai iš Naujosios Vilnios, kiemas Linksmojoje gatvėje. Na ir ketvirtadienio naktį čia vyko visai nelinksmi dalykai. Apie 4 valandą ryto žmonės išgirdo sprogimą, po to pamatė liepsnojantį štai šį automobilį Fiat. Aš išgirdau be 24 sprogimą. Vieną kartą sprogo, paskui už porą minučių kitą kartą, už 10 minučių dar vienas sprogimas. Tada aš greitai apsirengiau ir išbėgau pažiūrėti. Žiūriu, jau važiuoja ten gaisrinės, nes aš kviečiau ir gaisrinės, ir policiją, ir medikus. Nežinojau, kas ten iš viso. Gal koks dronas įlėkė ar ką. Visko gali būti, musgi gąsdina. Nu tai nuėjau, pažiūrėjau, kad ten dega mašina. Tai žmonės atitraukė tą mašiną. Gaisrinė negalėjo, viena privažiavo, o kita negalėjo ten atsisukti, mašinos maišė. Nu tai paskui gesino, gal kokią valandą gesino. Kaip matote, automobilio išgelbėti nepavyko. Mašina sudegė visiškai. Be to nukentėjo 2 greta stovintys automobiliai Škoda ir Chrysleris. Jie taip pat buvo paveikti ugnies. O štai kas liko iš Fiato komercinis automobilis. Fiat Doblo, jeigu galima teisingai identifikuoti jo markę iš to, kas čia yra. Ten berniukai kalbėjo, sako, čia kažkas padegė. Padegė, todėl kad nepadalino. Įvykio aplinkybės kol kas dar tyriamos, bet policijos pareigūnai praneša, kad surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingų būdų. Reiškia, neatmetama versija, kad šis automobilis galėjo būti padegtas tyčia.